Labas, šiandien mūsų reportažas iš naujojo ūkio. Prasideda jau darbai. Turim, kadangi čia tokią vietą užmirkstančią, tai atvažiavęs yra mini ekskavatoriukas ir kasa tranšėją, kad galėtume pasidaryti tokį mini melioracijos būdą. Čia labai daug dulginių vaikai einam aplinkui. Tai eisim pažiūrėti, kaip sekasi kasti. Viskas, nebegaliu. Čia iškasė. O, didžiulį, kur graužia. Aha, tai va šitoje vietoje vis laik būdavo bala. Matosi, kad jinai čia būdavo. Ir dabar matosi, kad čia yra labai didelis sluoksnis molio. Kažkiek tai yra ir juodos žemės. Tai avietėm gerai. Ką? Žiūrėkit. Na, šok. Džiaugsmas vaikam. Neužkasinėk, tik tai gerai. Nelipk. Nelipk, nu kaip aš tave paskui. Nu, šakės. Vabalas dabar suvalgys tavo kroksą. Ne. Einam dabar prie upelio. Pažiūrėti. Puola kažkokie vabalai. Musės. Nusipirkom naują traktorių jau. Tai kaip matot, žydi jau medeliai, gražus vaizdas. Einam pažiūrėkime, kaip čiurlena upelis. Nu va, dabar lipam. Vėl. Pažiūrėkit, kaip gražu. Pažiūrėkit, kaip žydi medžiai. Lapeliai skleidžiasi, pumpurėliai. Tokie va. Va kaip šis skleidžiasi. Čia kvapas labai geras gėlyčių. Opa, oi. Va. Upelis. Pamažėjo vandens, buvo daugiau, žinokit. Einam į kitą vietą, Einam į kitą vietą. Ten bus įmanoma arčiau prieiti prie upelio. Opa. Išgeriam. Va. O čia dar paeikim biškį. Čia labai daug dilgynių. O, žiūrėkit, varlytė. Ne, žiūrėkite. Žiūrėkite, dvi varlytės šokinėja, matot? Ar matot žmonės? Gal pagaut, parodyti jums? Gerai. Palaukit. Einam ten. Žiūrėkite. Nukritęs nuo medžio paukščiukų lizdelis. Tuščias lizdelis nukritęs nuo šakos. Matot? Palaukit, reikia uždėti. Važiuokit. Pabandykim kažkaip. Uždėk, davai. Tegul gyvena. Va. Nu ir va. Einam pro čia. Gerai, galit neįti. Va. Ir atsiveria prieš akis gražus vaizdas. Upelis teka, čiurlena. Va. Čia yra
Grįžom į vietą vieną tą pačią. Čia molis, va. Tai va, skiliai ten daug daugiau molio. Šita skylė labai gili ir ilga. Avietes šitam sklype sodinsim dabar jau tikrąją gerąją tvarką. Tai yra vagos bus nukreiptos šiaurės pietų kryptimi. Būtent taip reikia sodinti, jeigu yra galimybė. Nors labiau norėtųsi sodinti būtent va taip į ilgį, jaustėje, bet gausis įstrižai maždaug va taip. Na, bet pasimokėm tam Varėnos rajono sklype uoginę, kad ten būtent ir yra pasodintos rytai vakarai. Tai viena pusė uogų noksta, o kita būna pavėsyje. Tai dėl to čia jau sodinsim, kad ir kaip nepatogu, sodinsim būtent pietų šiaurės kryptimis. Va, žiūrėkit. Čia šitam kalne kažkas gyvena ten toj oloj. Dar galiu einam parodysiu kitą olą. Ir dar didesnė. Tėtis bandė su traktorium išnaikinti, bet jisai smėlio bandė paimti. Nu ir ta ola užsikasė. Bet vėl užsikasė, matot, kaip ir. Čia lapė gyvena turbūt, manau. Aha. Nežinau. Čia va dar gyvena. O čia jau viskas. Čia jau va. Hop. Kaip karalius. Kaip pasaulio karalius. Stovi. Paradyk dėliniukę, ką turi. Man kaip atrodo kakučiai. Kuriais trešim laukus. Va, valiukui irgi patinka kvapas. Aviečių augimo vietą pasitrešim granuliuotam vištų mėšlo trąšom. Tai atsivežėm 1 toną, bet aišku, 1 tonos neužteks, tai dar 1 toną keliaus. Neužilgo, bet kadangi su priekaba neina privažiuoti, tai tenka va tai va vežiotis. Velykų progą atvarėm dar kartu ir pasižiūrėti, kaip šiluma paveikė avietes. Tai iš tikrųjų neįtikėtinai paveikė. Per 2 šitas šiltas dienas, nu, žinokit, net pažįstamai pasikeitė avietynas. Paaugo, nežinau, per sprindį, gerą, prasiskleidė lapeliai. To įrodo už kartą, kaip atrodo. Žiūrėkit, nu tiesiog smagu. Labai keista, kad taip greitai. Ir aš labai, žinot, kuo džiaugiuosi, kad žolės nepradėjo taip greitai lysti. Aišku, einu dabar pažiūrėsiu į tą ten vagos galą, kur buvo daug žolių. Ir ten labai stipriai nenuravėta, tik tai nupeštas varputis. Tai labai įdomu, kaip ten atrodys, bet, nu, faina, žiūri. Dar labai rūpino pažiūrėti, ar braškės žiedynų neleidžia,
nes po savaitės mačiau pagal prognozes naktį -1. Tai turbūt reikės vėl su plėvelėm lakstyti. Tai einam su Austėja pažiūrėti. Tik noriu priminti, kad mes neankstinam savo braškių laukų, tai niekom nedengiam, tiesiog jos kaip auga, taip auga. Tai ką jūs savo galvojat? Čia yra Azijos, vidutinio vėlyvumo. Ir va, prašau, jau skleidžiasi žiedeliai. Toliau yra pas mus rumba ir verdi, ankstyvosios. Tai matosi žiedynai irgi išlinda, bet kažkaip pačių žiedelių dar nemačiau. Kaip ir pagal Aziją turėtų jau rumba su verdi. Įdėk. Žydėti. Einu pažiūrėsiu toliau, gal rasiu. Irgi žiedelių jau. Nu va, verdi. Irgi jau skleidžiasi žiedynai. Jinai yra ankstyva. Rumboj neradau tokių, kad jau baltuotų. Labai sakau keista, kad Azija, kuri yra vidutinio vėlyvumo, tai jinai turėtų būti vėliau nei rumba ir verdi. Bet jinai kartu, sakau, visiems, kurie imate daigelius iš mūsų, tai mes auginam rumba, verdi, dachli, allegro ir Aziją. Allegro ir Azija turėtų būti vidutinio vėlyvumo, o rumba, verdi ir dachli ankstyvosios, bet jos mums sunoksta visos 5 vienu metu. Tai va, kaip matom, iš močiutės sodo radom svogūnų, sesė kapoja va, palaikyk. Va, kokie gražuoliai. Tai va, kaip matot. Esam braškynė. Tikėkime, kad šiemet bus geras derlius. Avietėms, braškiams ir jums, mūsų sodinukams parduotais. Iš čia ir mes kasam jums braškių sodinukus. Iš šitų braškių. Jūs gaunat sodinukus iš šitų braškių. Matot žiedynus? Va. Labai čia ūsai tie jų lenda. Kaip gumytės šaudo. Nu tai ką? Laukiu video į daug laikų. Tai va. Laukiu daug peržiūrų ir iki kitos videos. Ate.